Labas, Urte. Labas, Agata. Kaip sekasi? Gerai, labai skubėjau čia ateiti. Sakai, kad kažką nori man parodyti? Taip, perskaičiau Alano McDonaldo knygą Nevala Berti žiurkės. Man ši knyga labai patiko ir parašiau jos pristatymą ir netgi pagrindinio veikėjo namą. Kaip įdomu, o apie ką ši knyga? Einame, aš tau parodysiu. Ši knyga yra apie Nevalą Bertį, kuriam vis trūko nuotykių. Jis turėjo tėvus, sesę ir labai mėgo krėsti pokštus. Taip pat šioje knygoje buvo 3 skyriai, apie kuriuos aš tau norėsiu dabar papasakoti. Pirmame skyriuje rašoma, kai Bertis savo namuose surado žiurkę ir prašė tėvų ją pasilikti. Jinai buvo jam tokia miela. Antrame skyriuje rašoma, kad Bertis lažinosi su visažiniu, kas bėgimo gamtoje varžybų metu pirmas kirs finišo liniją, bet niekas iš jų taip nepadarė. Jie įkliuvo į kažkokį keistą nuotykį. Oho, kaip įdomu. O trečias skyrius yra apie Berčio šunį Smirdžių ir kaip jis turėjo laikytis dietos. Nors jam tai nelabai gerai sekėsi. Jis suvalgė svečiams paruoštą pyragą. Jie tada buvo labai pikti. Mačiau, tavo dėžutę atsidaro. Ar galiu pažiūrėti? Dabar aš tau papasakosiu apie visus veikėjus. Pažvelk, tai yra Bertis. Kaip jau ir sakiau, jam labai trūksta nuotykių. Jis visur lenda, kur jam nereikia, tiesiog, kad jam turbūt nuobodu. Oi. O štai čia yra Siuzė. Jinai visada erzindavo Bertį. Jinai lįsdavo ten, kur jai nereikia. Žiūrėdavo jo daiktus, kada Bertis būdavo su draugu, irgi prie jų lįsdavo. O čia yra pats baisiausias žmogus Berčiui. Tai yra jo mokytoja, panelė Bataitė. Jinai yra labai pikta. Nenorėčiau tokios mokytojas. Aš irgi. O čia yra Berčio ir Siuzės tėvai. Jie yra mandagus, kultūringi ir labai rūpinasi savo vaikais. Labai įdomus pristatymas ir šitas sukurtas namelis. Ir aš norėčiau šitą knygą perskaityti. Žiūrėk, šita knyga yra bibliotekoje. Jeigu nori, gali imti ją paskaityti. Ačiū. O ne, mes vėluojam į pamoką. Bėgam.